Atėjus pavasariui svarbu tinkamai paruošti automobilį po žiemos sąlygų. Sniegas, purvas ir druska gali sukelti daug nemalonumų. Taigi tinkamai paruoštas automobilis užtikrins saugias bei patogias keliones. Pasidalinsime su jumis keliais patarimais, kurie padės tinkamai paruošti automobilį pavasariui bei vasarai. Atėjus pavasariui itin svarbu kruopščiai nuplauti automobilį. Plaunant automobilį reikėtų atkreipti dėmesį į automobilio arkas bei dugną, kadangi ten susikaupia daugiausiai druskų ir šitos dalys labiausiai nukenčia žiemos metu nuo jų poveikio. Taigi, norint apsaugoti automobilį nuo korozijos, reiktų kruopščiai nuplauti šias vietas, o atsiradus įbrėžimų juos pašalinti. Tai bus išvengta tolimesnių korozijos židinių. Vidutiniai paros temperatūrai viršijus 7 laipsnius Celsijaus būtina pakeisti žiemines padangas į vasarines. Taip užtikrinsite mažesnį stabdymo laiką bei didesnį stabilumą. Būtina patikrinti ir padangų slėgį bei protektoriaus gylį, kadangi netinkamai pripūstos padangos gali sukelti didesnes degalų sąnaudas bei sumažinti stabilumą. Jei pastebėjote netolygų padangų dilimą, reiktų atlikti ir ratų suvedimą. Pavasaris tai puikus laikas patikrinti ir automobilio skysčius. Jeigu jums artėja alyvos keitimas, tai atlikite iš karto. Tai bus užtikrintas sklandus variklio darbas. Patikrinkite aušinimo skysčio lygį ir būklę, taip išvengsite automobilio variklio perkaitimo. Jeigu stabdžių skystis yra drumstas ar senesnis negu 2 metų, jį reiktų pakeisti, nes tai gali sumažinti jūsų stabdymo efektyvumą. Kad vabzdžių liekanos būtų pašalinamos efektyviai, pakeiskite langų skystį į vasarinį. Jeigu žiemos metu teko važiuoti duobėtu keliu ar slysti, gali būti išsiderinęs ratų suvedimas. Tai gali sukelti netolygų padangų dėvėjimąsi bei pabloginti važiavimo savybės. Todėl būtina atlikti ratų suvedimą bei geometrijos patikrą. Taip pat rekomenduojame patikrinti ir pakabos elementus, kadangi gali būti susidėvėję šarnyrai, amortizatoriai ar kiti pakabos elementai. Pavasarį padidėja žiedadulkių ir dulkių kiekis ore. Todėl būtina patikrinti oro filtrų kokybę. Užsikimšęs oro filtras gali sumažinti oro srautą. Taip pat verta paminėti, kad užkimštas variklio filtras gali padidinti automobilio degalų sąnaudas bei sumažinti jo efektyvumą. Tuo tarpu užsikimšęs salono filtras gali sumažinti patekamo švaraus oro kiekį į saloną. Po žiemos taip pat verta patikrinti ir akumuliatoriaus būklę. Patikrinti jo gnybtus, kadangi apsinešę gnybtai gali sukelti sunkumų paleidžiant variklį. Prasidėjus šiltiems orams, verta ir patikrinti oro kondicionieriaus veikimą. Jeigu jis nešaldo pakankamai, galbūt reikia papildyti sistemą ar joje atsirado nuotėkis. Taip pat verta ir atlikti oro dezinfekaciją. Tai galite padaryti specialiais purškalais arba naudojant ozonatorių. Drėgmė žiemą gali sukelti bakterijų dauginamasi ir nemalonius kvapus. Todėl rekomenduojama kruopščiai išvalyti saloną, išsiurbti kilimėlius ir dezinfekuoti paviršius. Taip pat rekomenduojame kondicionierių padengti ir automobilio odinius paviršius, kad jie būtų apsaugoti nuo skilinėjimo, o ventiliacijos angas reikėtų taip pat patikrinti ir išvalyti, jeigu tenais yra nešvarumų. Ilgos žiemos gali pakenkti ir automobilio žibintams bei valytuvams. Todėl patikrinkite, ar žibintai veikia tinkamai, o valytuvai valo gerai. Jeigu valytuvai braižo stiklą ar palieka dryžius, gali būti, kad juos jau atėjo laikas pakeisti. Taip pat verta patikrinti ir žibintus, juos nuvalyti bei atlikti jų reguliavimą. Taip užtikrinsite geriausią matomumą naktį. Po žiemos šalčių gali sukietėti ir suaižyti automobilių gumos. Jos yra aplink duris, bagažinę ir stiklus. Todėl verta juos sutepti silikoniniu tepalu, kad išvengtumėte vandens patekimo bei girgždėjimo. Taip pat patikrinkite ir durų užraktus. Jie gali būti pažeisti drėgmės ir taip pat veikti netinkamai. Atėjus pavasariui padidėja eismo intensyvumas. Padaugėja pėsčiųjų ir dviratininkų. Todėl būkite atidesni, automobilį paruoškite tinkamai pavasariui, taip jūsų kelionės bus saugesnės ir komfortiškesnės. O atsiradus klausimų, galite drąsiai kreiptis į specialistus.